Didesnis. Vo šitai, vo. Apie šitokius ešerius aš tau kalbėjau. O čia jie dar 4 atėjo pas jį. O, vo. O šitie ešeriai, va šitame griovyje ir yra. O dėl jų mes ir važiavome, dėl šitokio. O, prašau. Iš ryto buvome mažoje upėje, matėte. Aš pagavau vieną šapalą, mano bendražygis pagavo 2 ir mažiukas. Ja. Na ir buvo keletą gerų ešerių ir ganėtinai daug mažų ešeriukų. Dabar atvažiavom į truputį didesnį upę. Norėjom gal kokį šapalą pagauti, tačiau nematėm. Labai geras, gražus ruožas buvo, srovė buvo, akmenys, tačiau šapalai kažkur jau patraukė į gilesnis vandenius. O dabar važiuojam ten, kur yra žuvis, kur aš žinau, kad bus kažkokie ešeriai, bus koks šapalas. Pasižiūrėsim, ką galima pagauti ant mormiškės. Tai jo, šiandien tema mormiškė. Avižadirbis, jo. Tai įdomu, labai įdomu. Kai norisi tiesiog pagauti žuvį ir džiaugtis ir maža žuvim, nes su kokiu kotu iki 40 gramų užmeta gaudyti ešerius mažus. Nėra įdomu. A dabar ir maži žuvis duoda malonumo, suteikia džiaugsmo. Aš tikiuosi dar pagauti šapalą. Tie 2 mažiukai sužadino apetitą. Labai patiko, labai graži žuvis. Ir tikiuosi, kad rasim šapalų dar sekančiam tarpiniui. Bandysim surasti. Mūsų murmišingo diena baigėsi. Baigėsi. Man jau atrodo, kad buvo gerai. Na kaip tau? Pirmą kartą taip su Britkalne. Liuks. Šiandien pirksiu, man atrodo, Britkalnes. Žiauriai patiko Latvijoje pažvejot, po upę pasiduoti, kur nesužvejojęs upėj. Vaizdų prisižiūrėjau visokių gražių. Didelę šapalą nepavyko pagauti, bet tie mažiukai... Matėm. Jo, matėm. Tarp kitko čia kokie 10 metrų, 5
kokie tokie plaukiai, bet nenori. Nenori, jie visiškai ignoruoja masalą ir nežinau kodėl. Lygiai reikėtų kipti, tačiau kažkas jiems iki galo nepatinka. Ne tą dieną turbūt. Aš esu pavargęs, važiuosim pavalgyti ir tad jau žiūrėsim, ką tad jau. Taip. Iš viso, tai aš su turgaus kotu, Mormiksas, Lucky John progresas iki 3 gramų. Nu, man reikia per visokius medžius lipti, tai negaila labai. Bet savo darbą pilda, metimo tolis tas pats pas mus, pas tave rankų darbo kotas. Taip, pas mane rankų darbo, lietuvio, Ovidijaus Putna Custom Rods. Nu, labai įdomus toks, nu, kaip dirba jis idealiai atrodo. Bet tai, ka jau vienas sulaužė šiandien. Na, vienas sulaužiau. Pas mane 0,4 mm šnuras, tai kažkoks 0,2 japoniškas. Jo, pas mane tas pats. Tu su 0,10 fluorkarbonu, aš su 0,14. Tai nesijaučia, kad būtų daugiau ar mažiau kibimų, vienodai. Ir avižėlė. Aš ten dėjau kažkokias žiemos murmiškės, dėjau tiesiog volframo galvutės, dirba viskas vienodai. Jeigu yra žuvis, tai galima ją pagauti. Jo. Nebuvo, kad kažkas išsiskirtų tikrai. Ir svoris atrodo, kokį nori, tokį mes, jeigu yra, tai paėmė, jeigu ne, tai nieko. Buvo kas veikti. Ačiū. Dėkui tau, labai. Sveiki.